Šiandien šnekėsiu I dag jeg skal snakke apie sąmoningą gyvenimą. om livet Sąmoningas gyvenimas tai pasirinkimo gyvenimas. når du velger. Pasirinkti mes galim, nes Dievas mus sukūrė tokius, kad mes galėtume pasirinkti. Vi har fri vilje, Gud har skapt oss slikt. Mes nesame robotai užprogramuoti atlikti per prievartą tam tikrus darbus. Vi er ikke roboter som skal gjøre noe konkret programmer. Mes esam sukurti taip, kad Dievas mums parodo Vi er skapt sånn at Gud viser oss, ir mes galim pasirinkti, ar elgtis pagal Dievą, ar nesielgti pagal Dievą. så velger vi, skal vi følge Gud eller ikke. Tai truputį šiandien pašnekėsim apie tuos sąmoningus pasirinkimus. Vi skal snakke om valg. Ir sąmoningas tai nėra kažkokia rytų filosofija, sąmoningas gyvenimas. Det å være det å kunne velge er ikke en filosofi. Nes sąmoningumo praktika labai toks populiari frazė rytų kultūrose. Fordi at det å være oppmerksom kan være en sånn åndelig praksis i Vesten. Ir su tom praktikom jie bando manipuliuoti ir iškreipti Dievo žodį. Og sånn prøver de å manipulere Guds ord. Nes tie žmonės patys dažnai to nežinodami naudoja Biblijoje esančius dvasinius principus. Fordi mennesker ofte bruker prinsipper som er fra Bibelen. Bet jų Dievas yra viskas išskyrus Jėzų. Men deres Gud er alt, bare ikke Jesus. Ir dabar mes pažiūrėsim, kaip mums gyventi sąmoningai pagal Jėzų. Skal vi se hvordan skal vi leve etter Jesus. O sąmoningas gyvenimas pagal Jėzų yra palaimintas gyvenimas. Og det å følge Jesus er å være velsignet. Kas iš jūsų nori būti labai palaimintais? Hvem av dere vil være veldig velsignet? Tai visi atsakymai yra Biblijoje. Så alle svar er i Bibelen. Reikia, jeigu nori gyventi palaimintą gyvenimą, tau reikia daryti keletą dalykų labai paprastų. Hvis du må være velsignet, du må gjøre noen ting som er veldig simple. Kuo dažniau skaityti Bibliją, Lese Bibel så ofte som mulig, kuo dažniau bendrauti su Dievu maldoje, så ofte som mulig å be, lankyti bažnyčią gå til kirka, ir toj bažnyčiai tarnauti. så tjene i kirka. Tai dabar apie sąmoningą gyvenimą yra tokia rašto vieta. Romiečiams 12 skyrius 1 eilutė. I Romerne 12:1. Paulius sako romiečių bažnyčiai: Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Paulius sako romiečiams: Paulus sier til romerne, aš prašau jūsų, broliai, jeg ber dere, aukoti savo kūnus Dievui. offer deres kjød til Gud. O tas aukojimas savo kūnų Dievui, Det å offre seg for Gud, tai yra sąmoningas tarnavimas. det å tjene Gud. Tu pilnai suprasdamas savo protu pasirenki atiduoti savo gyvenimą jam. Det av din egen forståelse, du velger å offer sitt liv for Gud. Pilnai supranti, kad be Dievo esi niekas. Forstår at uten Gud er ingenting. Ir tai, ką turi gyvenime, tai yra dovanos iš Dievo. Det du har er gaver fra Gud. Ir sąmoningai pasirenki Dievo dovanas naudoti dėl Dievo. Og velger å bruke Guds gaver for Gud. O ką reiškia naudoti savo dovanas dėl Dievo? Hva betyr det å bruke gaver for Gud? Tai reiškia, kad aš tas dovanas naudoju patarnauti žmonėm. Betyr det at jeg bruker gavene å tjene mennesker? Ir šiandien pažiūrėsim šitą procesą, kaip pro šitą procesą praėjo du žmonės. Vi skal se hvordan to mennesker gikk gjennom prosessen. Kalebas ir Jozuė. Kaleb og Josua. Kaip jie pasirinko sąmoningai tarnauti Dievu, nežiūrint jokias aplinkybės. Hvordan de valgte å tjene Gud uten å se på andre ting.
Tai gaunasi savotiškas tęsinys, ką Gintaras šnekėjo. Det en fortsettelse av det Gintar har snakket om. Mes nieko nesitarėm, bet matau, kad nuo vakaro ta tema taip eina. Vi har ikke snakket, men jeg ser at det samme tema. Gideonas, kaip Gintaras pamokslavo, Gideonas nežiūrėjo jokių aplinkybių, pasirinko Dievą. Gintar sa at Gideon så ikke rundt, men bare på Gud. Ir Kalebas su Jozuė taip pat nežiūrėjo jokių aplinkybių ir pasirinko Dievą. Kaleb og Josua gjorde det samme. Skaičių knyga Senajame testamente, 13 skyrius, šiek tiek dar iš 14 paskaitysiu. Galite tiesiog būti atsivertę ir sekti akimis ir klausyti mane, ką aš pasakoju. Ha Bibelen åpen, se og følg hva jeg sier. Tai dabar prieš einant čia į šitą vietą, Før vi går dit, pasitikrinsim, kokie mes esam dvasiniai žmonės. sjekker vi hvor åndelige vi er. Teko ne kartą skelbti Evangeliją žmonėms. Jeg har preket til de som ikke tror på Gud ofte. Ir kai pasakai, žmogau, tu esi nuodėmingas, tau reikia Dievo. Du sier, du er syndelig, du trenger Gud. Dažniausias būna atsakymas, aš nieko nenužudžiau, daug pinigų nepavogiau, nieko kažkokio didelių nuodėmių nepadariau, man Dievo nereikia. Så ofte får jeg svar, jeg har ikke drept noen, har ikke stjalt veldig mye, og har ikke gjort noe veldig galt, så jeg trenger ikke Gud. Bet laiške romiečiams Paulius šneka apie tokį dalyką, I Romerne, Paulus snakker om, kad aš trokštu daryti gerą, bet darau blogą. jeg vil gjøre noe godt, men egentlig klarer jeg å gjøre dårlig. Mano protas suvokia, ko Dievas nori. Jeg forstår hva Gud vil, Bet kai ateina situacija, men når en situasjon kommer, be Dievo aš pasielgiu nuodėmingai, padarau nuodėmę. uten Gud, jeg gjør synd. Kas iš jūsų yra kada nors nusprendęs, va dabar gerai elgsiu su savo tėvais? Hvem av dere har bestemt noen gang, jeg skal være snill mot mine foreldre? Klausysiu kiekvieno jo žodžio, ką jie man Jeg pasakys. skal gjøre det de sier. Tvarkysiuos kambarį, plausiu indus. Jeg skal rydde hjemme. Ir kai ateina mama, sako, Pauliau, Mamma kommer og sier, Pauliau, išsiplauk indus. vask opp. Tada tu, neaiškink. Så har du, ikke si hva jeg skal gjøre. Ir nueini tarsi neišgirdęs ir palieki visą. Og så som du ikke hørte og glemmer det. Tai čia toks paprastas buitinis patarimas. Ne patarimas, pastebėjimas toks. Så det er en enkel, Pavyzdžiui, arba dar yra populiarus naujų metų pažadai. Arba kai ateinam rugsėjo 1 į mokyklą. og det er akkurat som i nytt år, når du lover noe, eller første skoledag. Nuo dabar mokysiuos nuostabiai. Fra nå av jeg skal være en god Vieni lærling. 10. Bare beste karakter. Neisiu su draugais, užsiminėti nesąmonę, mokysiuos, gausiu 10. Skal ikke gå og gjøre dumme ting med venner, jeg skal få bare gode karakterer. Pabaigsiu gerai mokyklą, išstosiu į universitetą. Jeg skal slutte skolen godt og begynne å studere. Grįžtu namo po mokyklos, Kommer tilbake hjem fra skole, parašo draugas, einam pažaist žaidimų. og så skriver en venn, la oss gå og leke. Ir visi mūsų planai dingsta ir mes geiminam iki vidurnakčio. Og så glemmer vi våre planer og spiller data. Tai va tokia mūsų prigimtis. Det er slik vi Mes er. žinom, ko norim, Vi vet hva vi vil, žinom, kas mums gerai, vi vet hva som er bra for oss, bet elgiamės taip, kaip mūsų nuodėmingas prigimtinis žmogus nori. men vi gjør slik vår kjød vil. Nes mūsų protas žino, ko Dievas nori, Vi vet hva Gud vil, o mūsų kūnas daro nuodėmę. vår kjød synder. Tai reiškia, daro atvirkščiai, negu Dievas nori. Gjør motsatt det Gud vil. Tai, o kad nugalėti tą nuodėmę, nugalėti tą mūsų nenorinti nieko daryti kūną, Det å komme over kjøden som ikke vil gjøre noe, mums reikia dvasiniais pasirinkimais marint kūniškus darbus. vi må drepe kjøden ved å leve åndelig. O tai reiškia, kad mes turim
išsiaiškinti, ko Dievas nori ir elgtis taip, kaip Jis nori. Vi må finne ut hva Gud vil av oss, og gjøre det han vil. Ir kad gautume jėgų padaryti tai, ką suprantam, ką mes turim padaryti. Og at vi skal få kraft til å gjøre det vi forstår at vi skal gjøre. Mes tas jėgas galim rasti tik skaitant Bibliją, meldžiantis ir tarnaujant bažnyčiai. Og det kan vi finne bare ved å lese Bibel og be og tjene i kirka. Ir dabar pažiūrėsim į dviejų žmonių gyvenimus, Vi skal se på to mennesker kurie žudė som drepte kūnelį, skjøden. tą mūsų nuodėmingą kūną. Vår syndelige skjød. Jie nežiūrėjo aplinkybės, De så ikke rundt, jie nežiūrėjo žmonės, så ikke på mennesker. jie nežiūrėjo į tą situaciją, kad jiem grėsė mirtis. De tenkte ikke på det at de kan dø, til og med. Nes kai mes nusprendžiam pasirinkti, kad gyvensim pagal Dievą, Når vi bestemmer å følge Gud, viskas mumise sukyla. alt mot. Visos blogos mūsų charakterio savybės sukyla. Alle dårlige, det vi vår skjød. Ir jos nori nužudyti tą dievišką troškimą mumise. Og så vil de drepe det Gud vil av oss. Taip, tai dabar skaičių knygoje 13-14 skyriai. Tal 13-14. 13 skyriui nuo antros eilutės situacija tokia. 13-2. Dievas išsirinko, tiksliau, gerai galima sakyti taip, Dievas Mozei pasakė išrinkti 12 patikimiausių žmonių ir eiti apžiūrėti pažado žemės. Gud sa til Moses å velge 12 de som han kan stole mest på og se på landet. Tie 12 žmonių De 12 buvo išskirtinės asmenybės. var spesielle. Jie buvo labiausiai gerbiami iš kiekvienos giminės žydų. De var mest respekterte fra hver Israels Žmonės jais pasitikėjo. folk stolte på dem. Ir tokius žmonės Dievas sako, reikia išsiųsti į pažado žemę, kad jie apžiūrėtų tą Og žemę. slike skal sjekke landet. Ir tie žvalgai per 40 dienų apžiūri pažado žemę. De spioner sjekker landet i 40 dager. Ir po 40 dienų grįžta papasakoti likusiai tautai, kaip ten buvo. 40 dager senere kommer de tilbake til Israel og forteller hvordan det var. Ir jie grįžta ir sako, jo, ta žemė yra labai gera. De kommer og sier, ja, landet veldig bra. Tik yra keletą nesklandumų. Bare et par ting. 10 iš tų 12 sako, tie nesklandumai tokie yra dideli, 10 av 12 sier at det veldig store problemer. kad mes tikrai neužimsim to At žemės. vi klarer ikke å ta landet. Nes jie pradėjo meluot De startet å lyve. ir pradėjo sakyti, toj žemėj pilna milžinų. Det mange giants, Giants. kjemper i This landet. land full of giants. Mm. Ir sako, mes prieš juos kaip žiogai, mes tikrai neužimsim to žemės. Vi små mot dem, vi kan ikke ta det. Bet du, Kalebas ir Jozuė, Men to Kaleb Josua sako, nebejokaukit. ser ikke tull. Jeigu Dievas pasakė, kad mums šitą žemę priklauso, Hvis Gud sa at det tilhører oss, reiškia, jis yra už mus, kariaus už mus ir mes užimsim tą žemę. så det sånn at Gud for oss, han kjemper for oss, og vi skal ta landet. Kas yra pažado žemė mūsų gyvenimuose dabar? Hva landet i våre liv? Pažado žemė yra kiekvieno iš mūsų palikimas iš Dievo mūsų gyvenime. Tai yra mūsų gyvenimo tikslas. Det det Gud har i våre liv. Kiekvienam iš mūsų Dievas yra paruošęs asmeniškai pažado žemę. Gud har en plan for hver enkelt av oss. Tai yra toks paketas,
Det er en sånn boks kurį mes turim išsipakot patys. som vi må pakke ut selv. Bet be išpakuodami tą paketą mes pamatom, Mens vi pakker det ut, så ser vi kad ten yra ne tik tie aukso grinuoliai, kurie mums reikalingi, ikke bare gull, bet ten yra purvo, så det er sånn dårlige ting også. yra įvairiausių vabalų, Det er forskjellige bugs. smarvė. Det stinker. Tie dalykai yra ir tarptų aukso grinuolių yra tie dalykai, kurie mus labiausiai gazdina. Og de tingene skrekker oss mest. Ir tik su Dievo pagalba Bare med Guds hjelp mes galim išvalyti visus tuos nešvarumus ir pamatyti, kokie yra turtai mums paruošti iš Dievo. kan vi gjøre det godt og se hva Gud har for oss. Ir tie nešvarumai dažniausiai yra mūsų charakterio silpnybės. Og det er oftest vår karakter, Nes mes kiekvienas esam savanaudžiai. fordi vi er egoister. Ir įrodysiu kodėl. Og jeg skal vise hvorfor. Kai kiekvienas iš mūsų padarom grupinę nuotrauką ir ją pamatom, žiūrim į ją, Når vi gjør en gruppebilde og ser på den, tai kur pirmiausiai žiūrim? hvor ser vi først? Į save. Į save. Žiūri, I kaip oss selv, atrodai. gintarasi sirkūną. Ar gražiai šypsaus, ar neprisimerkęs. Eller, hvordan ser jeg ut? Mūsų tokia prigimtis yra. Det er sånn vi er. Mes savanaudžiai. Vi er egoister. Mes norim, kad viskas būtų tobula. Vi vet at alt skal være perfekt. Išsipakuoju iš Dievo dovaną Pakker ut Guds ir tai gave, blizga viskas. og alt er pent. Bet ne. Men nei, Jeigu tai būtų, hvis det hadde vært sånn, tai mūsų gyvenimas būtų tinginių gyvenimas. så våre liv hadde vært O kadangi Men mes enkle. sukurti pagal Dievo paveikslą, Men vi er etter Gud skapt. Dievas nėra tinginys. Gud er ikke tinginys, engelsk. Lazy. Lazy. God is not lazy. Tai todėl jis nori, kad mes būtume darbininkai, 6 dienas dirbtume, Han vil at vi skal tjene i 6 dager, jobbe, naikintume tos visus nešvarumus, og så gjøre det godt, dirbtume su savo charakteriu. Jobbe med oss selv, Ir tą 7 dieną mėgautumės. og så 7. dag skal vi ha det rolig. O ką reiškia mėgautis? Hva betyr det å Ne, o ką reiškia mėgautis? Ką reiškia, kas čia per procesas? Hva slags prosess er det? Tas džiaugsmas Gleden yra tai, kad tu gyvendamas su Dievu, arba nebūtinai, tiesiog gyvendamas su Dievu, tu pamatai, kad turi kažkokią vieną blogą savybę. Så du lever med Gud og ser at det er noe som er dårlig med deg. Ir tu ateini pas Dievą, sakai, Dieve, aš esu, pavyzdžiui, baisus melagis. Kommer til Gud og sier at jeg lyver mye, Ir aš noriu laisvės nuo to. og jeg vil være fri av det. Aš noriu būti toks kaip tu. Jeg vil være som deg. Aš noriu niekad nemeluot. Jeg vil aldri lyve. Ir prašau, Dieve, duok man savo malonės. Jeg ber Gud gi meg sin nåde. Ir tada kas vyksta? Hva skjer da? Tu matai, kad toj dėžiai yra tiesos aukso luitas, kuris tau reikalingas. Du ser at det er sannhetens gull. Bet tas aukso luitas Men yra aukso luitas įdėtas gullen er satt į aplinkybės, det som er rundt deg, tau nepatogias aplinkybės, som du ikke liker. kurias tu gali įveikti ir pasiekti tik tą aukso luitą tik su Dievo pagalba. Og hvis du klarer å komme over det, så kommer du til gull. Tai reiškia, jeigu aš esu melagis, suprantu, kad aš noriu keistis. Hvis jeg er en løgner og forstår at jeg vil endres, Dievas mane pasatys į tokią situaciją, Gud skal sette meg kur aš turėsiu pasirinkti. hvor jeg skal velge. Ir ta situacija bus skausminga mano kūnui. Situasjonen skal gjøre det vondt for Tai reiškia, kad jeigu pameluosiu, Hvis jeg lyver, tai bus labai gerai man. og det skal være veldig godt for meg. Turėsiu pinigų, Jeg skal ha penger, for eksempel. turėsiu gerą vardą žmonių tarpe, Alle skal tenke godt om meg. būsiu turtingas. Jeg skal være rik.
Dar galim prisigalvoti, kad kai gausi pinigų, dar ir kitus palaiminsiu. Och så kan ni tänka jag ska vara rik och så jag ska ge pengar till andra. O jeigu aš pasakysiu tiesą, kaip iš tikrųjų yra, Och hvis jag ska se hvordan det är på äkta, aš prarasiu. jag ska mista. Aš prarasiu tai, ko mano kūnas geidžia. Jag ska mista det jag vill ha. Čia, dabar ir daug. Här, nå och mye. Ir čia tada yra dilema. Och där är det dilemma. Ką aš pasirinksiu? Vad ska jag välja? Žinau, kad meluot yra blogai, bet Je- mano kūneliui naudinga. Jag vet att det är dåligt livet, men det är gott för mig. O jeigu pasakau tiesą, atrodo, kad mano pasaulis sugrius tą akimirką. Hvis jag ska fortälla sannheten så ser det ut som allt ska falla. Ir tada mano sąmoningas pasirinkimas ateina. Och då väljer jag. Ir jeigu aš nematysiu iš tikrųjų, koks brangus yra tas aukso grinuolis Dievo man paruoštas, Hvis jag ska inte se hvor stor pris är på det Gud har för mig. ir kiek manis atneš daugiau palaiminimo, negu mano kūniškas mąstymas gali sugalvoti. Och hvor mycket mer välsignelse det ska bringa än det jag kan tänka själv. Tai va, jeigu neturėsiu tokio apreiškimo, aš negalėsiu įveikti savęs. Negalėsiu pasikeisti. Hvis jag inte ska ha åpenbaringen, då klarar jag inte att ändra mig. Dėl to mums reikia asmeninio santykio su Dievu. Då tränger vi en personlig tid med Gud. Ir Kalebas su Jozuė pamatė, Kaleb och Josua så kad toj pažado žemėj att i landet pilna aukso grinuolių paruoštų jiems. är mycket guld, Ir jie sako säger visiems, till alla samman. toj paskaitysim. Ska läsa. Taip, skaičių knyga 14 skyrius, 14, nuo 6 eilutės. vers 6. Paskaitysiu dabar tiksliai. Žodžius dar primenu situaciją. Žvalgai grįžta Spioner kommer tillbaka. ir visi sutarė, kad žemė yra gera. Alla är eniga att landet är bra. Bet 10 iš jų taip išsigasta, 10 av dem blir så kad jie rädda sukursto meluodami visą tautą neiti tą žemę. att de lever till hela nation och icke gå dit. Ir tada du, Jozuė ir Kalebas, išstoja prieš visus. Då Josua och Kaleb är emot. Ir skaitom 6 eilutėj. Vers 6. O Nūno sūnus Jozuė ir Jefūno sūnus Kalebas, Men Josua, Nuns son och Kaleb, buvęs tarp žvalgiusių kraštą, Jefunnes son, som var bland dem som hade speilet på landet, persiplėšė drabužius ir kreipėsi į Izraelitų bendryją. fläret klarne. Kraštas, kurį mes perėjome ir žvalgėme, yra nepaprastai gera šalis. De talte till hela menigheten av Israels barn och sa, det landet vi drog igenom för att speida på är ett område gott land, övermåte. Jei viešpats bus mums malonus, Dersom Herren har behag oss, så jis mus nuves į tą kraštą ir duos mums žemę tekančią pienu ir medumi. så vill han föra oss in i detta land och ge det till oss, ett land som flyter med mjölk och honung. Jie pamatė daugiau negu mūsų akis gali matyti. De så mer än vi kan se. Jie pamatė, kad ten yra visas tikslas jų gyvenime. De så att hela poängen av deras liv är där. Ir toliau 9 eilutė. Vers 9. Ir jie sako, tik nemaištaukite prieš viešpatį. Gör bara inte uppror mot Herren Nebijokite to krašto žmonių, nes jie mums yra tik duona. och frykt inte för folk i landet, för de blir som bröd för oss. Kai mes gyvenam su Dievu, mums tos išorinės problemos yra tiesiog kaip, pas mus lietuvių kalboje, kaip semkas gliaudyti semkas. Och de problemen vi har är bara nötter. Čia pas mus yra, ai tai čia kaip semkos. Easy. Det är easy. Kai mes gyvenam su Dievu, tos mūsų kūniškos problemos, jos nueina į antrą planą. När vi lever med Gud så våra köliga problem försvinner. Ir Kalebas su Jozuė tą ir sako.
Kalba jos Jūs nebesvaikit. Ikke vær dumme nesten. Ja. Jūs pažiūrėkit. Se, Ten lobiai yra. der det mye gull. Tik nesukilkit prieš Dievą. Ikke bare gå mot Gud. Nes su Dievu mes nugalėsim tos priešus, nugalėsim tas situacijas easy. Fordi med Gud vi klarer det. Ir toliau sako, taip, jie mums yra tik duona, De bare brød til oss. jų apsauga paliko juos, tų priešų apsauga paliko juos. Priešai neturi apsaugos. Enemies doesn't have, čia yra 9 eilutė ir į pabaigą. Deres vern har veket fra dem, og Herren med oss, frykt ikke for dem. Tai priešai neturi apsaugos, nebijokite jų. Tai reiškia, kad tos situacijos, jos neturi jėgos prieš mus. Situasjonen har ikke makt. Bet jeigu mes žiūrim tom kūniškom akim, kad atrodo, ai tai neįmanoma, Hvis vi ser naturlig, vi tenker det er ikke tada mes mulig, pralaimėsim. da klarer vi ikke det. Ir aš pastebėjau ant savęs. Jeg Tokį ser dalyką. i min egen liv. Čia sako, nebijokite jų. De sier ikke frykt. Aš kai susiduriu su savimi ir žinau, kad man reikia keisti tam tikrus dalykus, pirmas dalykas yra baimė. Når jeg ser at jeg skal endre noe, først blir jeg redd. Ir kaip reaguoja į tos žodžius žydų tauta? Hvordan reagerer jødene? Nuo 10 eilutės skaitom. Vers 10. Visai bendrijai ėmus grasinti užmušti juos akmenimis. Da sa hele menigheten at de ville steine dem. Kai žydai išgirdo, kad jiem reiks eiti tenais į tą pažado žemę, jie nusprendė užmuštos du. Når jødene hørte de skal gå til landet, bestemte de å drepe de to. Kai mes žinom, kad mums reiks keistis, Når vi vet at vi må endre oss, kaip ir minėjau prieš tai, som jeg sa tidligere, mūsų kūniški geismai nori užmuštą dvasinį norą. det vi vil drepe det åndelige. Vår vilje. Kokia Dievo reakcija į šitą situaciją? Hvordan reagerer Gud? Viešpatės šlovė pasirodė visiems izraelitams prie susitikimo palapinės. Men Herrens herlighet viste seg i åpenbaringsteltet for alle Israels barn. Kai sukilę žmonės dėl savo silpnumų norėjo užmušti tuos teisius žmonės, Når svake ville drepe de som var rette, Dievas pats užstojo juos. Gud selv viste seg for dem. Ir mūsų gyvenimuose lygiai taip pat. Og så det akkurat samme i våre liv. Kartais būna, kai mes nusprendžiam keistis, mūsų aplinka mūsų nesupranta. Når vi bestemmer å endre oss, de som er rundt oss forstår ikke oss. Gali nesuprasti mūsų tėvai, mūsų broliai, sesės, draugai. Våre foreldre, familie, venner kan misforstå oss. Ir jie gali mūsų išsižadėti, nes galvos, čia durnelis kažkoks. Så kan de si, å, han er dum. Toks dvasinis En lunatikas. åndelig galning. Tas, kuris prisisvaigo kažką. Žinot, lunatikas tai yra tas, kuris nesąmoningai naktį kažką ten vaikšto daro, taip apgraibom. Og han, ja, gærning, så akkurat som du vet om natta, noen står opp uten å vite og går rundt for eksempel, eller noe sånt. Jeg vet hva det Tai heter. žemiškiem žmonėm mes esam dvasiniai lunatikai, jeigu sekam Dievu. Så for vanlige mennesker er vi sånne. Įsivaizduokit situaciją. Tenk, Aš geras žmogus, pasiturintis, turiu verslą, viskas normaliai. jeg er flink, rik, har en business, alt er bra, Ateinu į bažnyčią kommer til kirka. ir suprantu, kad tie turtai, kuriuos aš turiu, trukdo man sekti Dievu. Forstår at det jeg har står mot Guds vilje i mitt liv. Ir aš palieku tą verslą Så forlater jeg businessen, ir pradedu tarnauti bažnyčiui. begynner å tjene Gud. Tai dvasinis lunatikas iš karto. Han er med en gang en sånn åndelig gærning. Nesuvokiama. Tai sunku Uforståelig. kūniškam žmogui suprasti. Lunatikas. Vanskelig å forstå. Bet jeigu mes tai padarom sąmoningai suprasdami, ką mes darom, Hvis vi gjør det
av forståelse, Va ten yra tas aukso grinuolis. og der det gull. Ten yra ta tikra laisvė, su kuria mes galim turėti tą palaimintą gyvenimą. Og der den ekte frihet, hvor vi kan ha en velsignet liv. Ir toj laisvė yra džiaugsmas. I denne friheten glede, Toj laisvė yra ramybė. der det fred, Toj laisvė yra gyvenimo skonis. der det livets smak. O kiti galvoja, kad tu lunatikas. Og andre tenker at du dum. Ir o šitie du lunatikai išstojo prieš visą tautą. Og de to dumningene sto foran hele nasjonen. Ir žinot, kokios pasiekmes? Og vet dere hva skjedde? Tie 10 žvalgų, kurie buvo sukilę prieš Dievą. De spioner som var mot Gud, Jie po to mirė nuo maro. døde av sykdom. Dievas juos patraukė, nes jie buvo nepaklusnus. Gud gjorde noe. Tai čia, kad ir kaip kraupu būtų, mes galime įsivaizduoti, kad tai yra bažnyčios žmonės. 12 geriausių bažnyčios tarnautojų Lietuvoje. Til og med du kan tenke, det høres veldig skrekkelig ut, men Nå- du kan tenke 12 beste kristne tjenere i Litauen. Nu, arba Norvegijoje, Eller i Norge. arba tarptautiniai Eller 12 geriausių. internasjonale 12 beste. Jie nueina De pažiūri går, ser, ir jie sako, ne, su bažnyčia mes ten nepaimsim tiesiog. sier, nei, med hele kirka, vi klarer det ikke. Mes per silpni. Vi for svake. Ir kai keletas iš jų išstoja, sako, ne, mes galim tai pasiekti. Og når et par sier, nei, men hør, vi kan gjøre det. Dievas tada tos 2 užstoja Gud for de to, ir patraukia tos 10 nepaklusnių, kad netrukdytų Dievo darbui. og så tar bort de 10 for at Guds rike skal gå foran. Ir aš čia gal taip aukštam levelį, čia tarnautai ir taip toliau šneku. Kanskje det en høy level og tjene Gud jeg snakker. Bet tie 12 žvalgų tai esame mes. Men de 12 spioner oss. Mes, kaip ir sakiau, Dievas mums parodo tą pažadą žemę. Som jeg sa tidligere, Gud viser oss landet. Ir tada yra mūsų pasirinkimas, ką mes darysim. Da velger vi hva vi skal gjøre. Ar mes klausysim aplinkos, net ir bažnyčios aplinkos. Om vi skal høre på det andre sier, til og med andre kristne i kirka. Ar mes klausysim bažnyčios aplinkos, nes ir bažnyčiai yra netikinčių žmonių, tokių, ne tai kad netikinčių, bet neįsišaknyjusių į Dievą. Fordi at til og med i kirka det ikke at de ikke tror på Gud, men de har ikke røtter i Gud. Ar mes būsim tais dvasiniais, sąmoningais krikščionim, Skal vi være åndelige kristne som velger på ekte, kurie mato giliau, som ser dypere, kurie mato plačiau, som ser bredere, kurie mato aukščiau, som ser høyere, kurie mato, koks yra iš tikrųjų tas paslėptas Dievo tikslas mano gyvenime, som ser Guds plan i mitt liv, mano aplinkos, artimos aplinkos gyvenime. i livet av de som rundt meg, Ir koks yra Dievo tikslas bažnyčiai, kurioje aš esu. og hva Guds plan i kirka hvor jeg Verta sekti Dievu. Det verdt å følge Gud. Verta gyventi dėl jo. Det verdt å leve for ham, Nes jis duoda laisvę. fordi han gir frihet. Toj laisvė yra džiaugsmas, Friheten glede, ramybė. fred, Ir tas džiaugsmas yra šventojų dvasiai. og gleden i Hellig Ånd. Ką reiškia šventojų dvasiai? Hva betyr i Hellig Ånd? Tai reiškia, kad šventojų dvasia mums viską paaiškina, viską parodo, ko mums reikia mūsų gyvenime. Hellig Ånd viser oss og forklarer oss alt vi trenger. Ir su tokiu Dievu yra gyventi nuostabu. Men slik Gud det fantastisk å leve. Tai dabar išsiaiškinom, kad tie 10 žūna netikinčių. Så nå vet vi at de 10 dør. O kas įvyksta su tais 2, Kalebu ir Jozuje? Hva skjer med de andre 2? Jie būna išaukštinti Dievo. De blir forhøyet av Gud. Jozuje Josva perima iš Mozės žydų vedlio poziciją, tar vadovo. fra Moses lederens posisjon av jødenes folk.
Mozė prieš pat įeinant visai žydų tautai į pažado žemę pasilieka užribyje. Moses till och med da hele Israel går til landet, ikke klarer det. Ir Jozuė įeina su visais žydais į pažado žemę. Og Josva går til landet med alle jøder. Ir taip pat kartu su Jozuė įeina ir Kalebas. Sammen Kaleb. Ir Kalebo gyvenimas kaip atrodo. Kalebs liv, hvordan ser den ut? Kai žydai ėjo su Jozuė ir Kalebu į pažado žemę, Når jødene fulgte Kaleb til landet, kiekviena iš 12 žydų giminių burtų keliu buvo duodama žemės plotas. fikk en del av landet. Kad jie įsikurtų toj žemėj, At de skal bosette seg der. toj žemėje esančius priešus nudoptų, De skal drepe fiender som pasimtų visas gerybės ir palaimintai gyventų. landet, ta hele landet og leve et godt liv. Ir dabar atsiverskim Jozuės knygą, Josva 14 skyrių, 14. nuo 6 eilutės. Jozuės knyga, 14 skyrius, nuo 6 eilutės. Kaip vyksta žemės dalybos? Hvordan fordeler de landet? Ateina kiekvienos giminės į susirinkimą atstovai Hver stamme sin leder kommer, ir laukia savo eilės. så forventer sin tur. Ir ten prie susirinkimo erdvėje yra toks didelis pažado žemės žemėlapis. Og så i forsamlingen det stor map av landet. Ir kol jie laukia, kad ateis jų eilė, kokią jie žemę gaus, Mens de venter på sin tur, jie taip žiūri į tą žemėlapį ir galvoja, gal norėčiau tos žemės, nes ten mažiau priešų. de tenker de kanskje jeg vil ha det stedet fordi det mindre fiender. Va ten norėčiau, kad būtų lengviau. Og jeg vil at det skal være lettere. O va toj va pusė yra iš vis labai gerai. Kanskje der enda bedre. Ir kažkas nueina Noen pirmas går først. ir pasiema būtent tą pačią sunkiausią žemę ir visi taip, o, kaip gerai, kad ne mano. Og så tar landet som vanskeligst, og andre tenker Tai også visi bra. dreba, kad tik negautų tos sunkiausios žemės, O kaip alle daugiausiai priešų. Edde, og for å ikke få et land som vanskeligst. Ir tada ateina Kalebo giminės eilė. Så kommer Kaleb. Jis užeina į kambariuką Han kommer til rommet, ir sako Jozuei, sier til Josva, nuo 6 eilutės šiek tiek ten toliau. vers 6. Tu žinai, ką Viešpats kalbėjo Dievo tarnui Mozei apie tave ir mane prie Kadeš Barnėjos. Du vet hva Gud talte til oss. Ir tada Kalebas papasako. Ateina pas Jozuę ir sako, va, tokia situacija, žiūrėk, aš tau papasakosiu. Kommer til Josva og sier, se, jeg skal forklare deg. Kai man buvo 40, mus išsiuntė išvalgyti žemę. Jeg 40 år gammel, det Herrens tjener Moses sendte Aš pamačiau, kad ta žemė yra labai gera. meg ut fra Kadesh Barnea for å speide på landet, og jeg kom tilbake til ham med det ord som jeg hadde fått i mitt hjerte. Ir kadangi aš neįsižadėjau to žemės nei Dievo, Og for at jeg gikk ikke mot Gud og landet, Dievas pažadėjo man tą žemę. Gud lovet meg at han skal gi landet til Ir meg. man dabar yra 85 metai. Jeg 85 år gammel nå, Ir aš noriu būtent tos žemės, kur yra prie Horebo kalno. og jeg vil ha det landet akkurat ved siden av Horeb. Jis žinojo, kokia yra Dievo valia jo gyvenime. Han visste Guds vilje. Kaip galima ištverti tokias aplinkybės? Tu 45 metus lauki, žinai, kas tavęs laukia, bet tu neturi savo rankose. Du venter i 45 år, vet hva du skal ha, men har ingenting. Tu toj dėžutė jau viską apvalęs, jau pasiruošęs, pilnai, tau reikia tik paimti, bet negali. Du har fikset opp i boksen din. Ir Det tu eneste- kem 5 metus lauki, kad kuo greičiau paimti, aš jau noriu, tai ranka pasiekiama. Det eneste du må gjøre er å rydde opp. Kai aplinkytis dreba kinkos ir nenori tam tikro to Horebo kalno gauti, Kalebas ateina, sako, duok, aš noriu. De andre er redde for å ha det stedet. Man Kaleb priklauso ta vieta.
Kaleb kommer og sier, Gud ga Ir jeigu bestemte Dievas meg. duos malonę, aš viską nugalėsiu, kas ten yra toje Hvis vietoje. Gud gir meg nåde, jeg skal klare hva som helst. Ir galiausiai jis gauna tą žemę, gauna tą vietą aplink Horebą Til slutt får han landet, ir nugali tos priešus. og så kjemper mot fiender. Ir 14 skyriaus paskutinė eilutė, paskutinis sakinys. Siste setning av siste vers av kapittel 14. Po karo kraštas buvo ramus. Nå hadde landet ro fra striden. Kalebas žinojo, kas jo laukia. Kaleb visste hva Jis forventer ham. ruošėsi 45 metus. Han forberedte seg i 45 år. Kad sudorotų tos priešus. At han skal klare å vinne over Kad fiendene. pasimtų tą žemę, Han kuri jam skal- priklauso. Da landet som tilhører ham. Ir mėgautųsi vaisiais. Og være glad i det han har. Tai koks tu turi būti dvasinis lunatikas? Så hva slags åndelig nesten domning Tu må turi være? būti pats sąmoningiausias žmogus, kad tiek laiko išlaukt. Du må være helt ekte for å vente så mye. Bet tau reiks dėl to kariaut. Men du skal kjempe for det. Tau reiks ruoštis tam karui. Du må forberede deg for krigen. Pasaulis nėra kažkoks tai pasilinksminimo parkas. Livet er ikke en karusell. Žiauri vieta iš tikrųjų, kaip pagalvoji. Det er et forferdelig sted. Bet su Dievu mes turim ramybę. Men med Gud har vi fred. Tai aš linkiu kiekvienam iš mūsų. Så jeg vil at hver en av oss Būt va tokiems kaip šitie senukai. være som disse gamlingene. Jozu ir Kalebas. Josef og Kaleb. 85 metai. 85 Ir jis år. pilnas jėgų, jis trokšte Til trokšta. kraft. Han vil. Ir aš manau, kad mums nereiks tiek laukti, nes dabar malonės metai. Jeg tror at vi trenger ikke vente så mye, fordi det er nådens tid. Mes galim dabar Vi kan nå ragauti jo vaisius. Galim ragauti Dievo vaisius. Guds frukt. Jeigu mes praleidžiam laiko Biblijoje, Hvis vi leser Bibel, praleidžiam laiko maldoj su Dievu, ber, praleidžiam, einam į bažnyčią ir joje tarnaujam, går til kirka og tjener Gud, tada mes pamatysim savo dvasinėm akim, kas mūsų laukia. vi skal se med våre åndelige øyne det som forventer oss. Ir mes lauksim tų situacijų, tų mūsų kūnui skausmingų situacijų. Og vi skal til og med vente på disse situasjoner som er dårlige for vår skjød, Kuriuose pilna tos žmogiškos baimės. hvor det er fullt av menneskelig redsel. Bet ten yra Dievo laisvė ir Dievo ramybė. Der er det Guds fred og Guds rike. Tai linkiu kiekvienam iš mūsų pasirinkti sąmoningą krikščionišką gyvenimą. Jeg vil at hver en av oss skal velge kristenliv. Nepraplaukim tas rovė su tais 10 žvalgų. Ikke vær som de 10 spioner. Neklausykim tų netikinčių zirzlių. Ikke hør på de utroende. O pasirinkim tuos žmonės, kurie mato toliau. Velg dem som kan se mer. Su jais leiskim laiką. Vær sammen med dem. Ir mes turėsim tą dvasinę bendrystę. Og vi skal ha åndelig fellesskap. Tai dabar va kiekvienas, kai mes grįžtim į savo bendruomenės, žiūrėkim per tokią perspektyvą. Og når vi kommer tilbake til våre kirker, se slikt. Ką aš galiu padaryti savo artimoje aplinkoje? Hva kan jeg gjøre der jeg er? Ką Dievas nori, kad aš padaryčiau savo artimoje Hva aplinkoje? Gud vil at jeg skal gjøre? Ir nuo to prasidės mūsų tas sąmoningas dvasinis gyvenimas. Og der skal det kristne livet starte. Ir ten yra džiaugsmas, Der er det ramybė glede, fred ir gyvenimo skonis. og livets smak. Viskas. Amen. Alt. Amen.